Tai sveiki visi, sveikinuosi servise 007 iš Landi Renzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvių. Be abejonės, kaip visada, norėdamas pademonstruoti ir parodyti dar vieną dujinės įrangos konversiją, atliktą dujinės įrangos montavimo darbų pavyzdį. Šį kartą vėlgi turim Chrysler Pacifica automobilį, 2017 metai, 3,6, 5 staras, puikiai iki skausmo ir mintinai žinomas, be problemų važiuojantis be abejonės dujomis su kokybiškai itališka Landi Renzo sistema. Tai labai trumpai pabandau papasakot, kaip visą laiką kas, kur, kaip ir dėl ko. Tai dujinės įrangos valdymo blokas Landi Renzo Evo obada štai šitoje vietoje. Lengvai prieinamas, lengvai, jeigu reikia, galima nusikelt kartu su saugiklinės dangčiu, žodžiu, jokių problemų prieit. Dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas štai čia, kad būtų lengva prieiti. Instruktažo metu klientui bus parodyta ir paaiškinta, kur jisai yra ir ką reikia apie tai žinot. Landi Renzo LI10 Turbo Oversize dujų reduktorius, galingiausia jo versija yra sumontuota žemiau akumuliatoriaus. Štai šitoje vietoje, tam, kad neapkraut variklio skyriaus, kaip mato, tos vietos tikrai nėra daug. Išeinam su dujų padavimu į viršų. Čia turim sumontuotą dujinės fazės filtrą, ne kažkur ten nukišta giliai, prie kurio paskui prieit neina. Žodžiu, čia turim dujinės fazės filtras, skystos fazės. Turime filtrą štai čia, tiek vožtuvas, tiek pats filtras valosi. Pats vožtuvas pasikeičia filtras, taip kad aptarnavimai, matot, ranka pasiekiami be jokių problemų. Slėgio daviklis, Reilo G7 Dakota dujiniai purkštukai. Štai čia pritvirtinti laikikliuose, be jokių ten užtrauktukų, kur papuolė, prie ko papuolė. Taip, kaip turi būti ir taip, kaip numato gamintojas. Na, visi Landi Renzo dujinės įrangos montavimo darbai, jūs jau visi turbūt iki skausmo žinot, kad yra atliekami pagal aukščiausius kokybės standartus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad naudojamos spyruoklinės sąvaržos, tefloninės dujų žarnos. Teflonas žarnose tam, kad nebūtų skleidžiama jokių kvapų, nei aplink automobilį, nei variklio skyriuje, nei salone be abejonės. Dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui, jokių laidų, apendicitų, ten žmutų, susuktų, kažkur prikaišėtų, ten padėtų tikrai nepamatysit. Visi laidų ilgiai yra parenkami tokio ilgio, kokie jie turi būti, pritaikomi konkrečiai šiam variklio skyriui, jie yra įvelkami į apsauginės gofras, tos gofros yra izoliuojamos. Na, kiekvienas kontaktas be abejonės lituojamas ir apsaugomas termokembrikais su klijais, tam, kad tų problemų nebūtų nei dabar, nei šiandien, nei ateityje be abejonės taip pat. Tai viskam be abejonės suteikėme garantijas, išduodam reikalingus dokumentus, paaiškinam, kaip reikia sistemą prižiūrėti, kokie turi būti ir kada turi būti atliekami servisai. Dažnai žmonės turi tokią patirtį ir papasakoja, kad sako, o čia meistras pribėgo laukia su cigaretė dantyse, filtrą bam įdėjo, servisas atliktas. Jeigu jūs to ieškot, prašau, bet aptarnavimai ne taip turi atrodyti ir jie nesidaro taip. Tai jeigu bus kam įdomu, galit užsukti, papasakosim gyvai, kaip yra aptarnavimai. Tarp kitko, aptarnavimai yra ir knygelėse aprašyti, visi punktai, ką reikia padaryti ir panašiai. Ir filtro ar vieno ar abiejų filtrų keitimas yra tik tai vienas iš daugelio punktų, kuriuos reikia padaryti. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kurio pagidauja klientas. Dažna vieta pas Chrysler Pacifica automobilius yra centrinė konsolė vidury prie 12 voltų lizdų. Ten yra stačiakampio formos dangteliai. Greta labai puikiai įsipaišo stačiakampio formos mygtukas. Toks buvo kliento pagidavimas. Ten be abejonės viską ir sumontavom. Dujų balionai. Standartinėme variante dujų balionai yra montuojami antros eilės sėdynių susilankstymo vietose. Tai čia telpa 2 po 34 litrus dujų balionai. Hibridiniuose modeliuose balionai yra montuojami bagažinėje, ten truputį galima didesnius juos įdėti. Tai bet čia yra 2 po 34, 68 litrai nominalas, taip kad jokių problemų, galima apie 55 litrus degalinį jau kuro įsipilti. Dujų pildymas vėlgi prie benzino užpilimo vietos, būtų labai negražu matyti čia tą juodą spuogą bagažinėje, tos bamperyje. Baltam automobiliui būtų labai nefainai, o čia įdedam specialų laikiklį, nerūdijančio plieno varžtus ir įsisukam adapterį, be jokių problemų užsipildom tiek benzino, jeigu reikia, tiek dujas, aišku, įsisukia adapteriuką. Tai labai patogu, paprasta ir elementaru. Tai tiek apie Chrysler Pacifica, puikus šeiminis automobilis, jei kažko panašaus ieškot, vairuojat, planuojat įsigyti, kreipkitės, mielai padėsim su kokybišku Landi Renzo dujinės įrangos montavimu. Ačiū.